Pasaulinės psichikos sveikatos dienos proga Respublikinės Panevėžio ligoninės psichiatrijos skyriaus darbuotojai pakvietė specialistus ir bendruomenės narius į dienos stacionarą susipažinti su taikomais gydymo ir reabilitacijos metodais. Teigiama, kad maždaug 1 iš 4 žmonių aplamai susiduria su psichikos sveikatos sutrikimais. Atnaujintas dienos stacionaras suteikia galimybę teikti platesnės psichikos sveikatos priežiūros paslaugas ir paslauga dar gera ir to, kad pacientas netitraukiamas nuo namų aplinkos, jis tiesiog dienos metu praleidžia laiką pas mus, gauna paslaugas, o grįžta į namus ir būna kartu su savo šeima. Renginio metu pristatyta skyriaus veikla bei taikomi gydymo ir reabilitacijos metodai, kurie padeda pacientams įveikti psichikos sveikatos iššūkius ir atgauti emocinę pusiausvyrą. Nuo šių metų pradžios vykdome pagal naujus reikalavimus. Patenka žmonės su gydytojo psichiatro arba šeimos gydytojo siuntimu. Yra 30 apsilankymų darbo dienų. Užtrunka nuo ryto iki pietų, tai yra 6 valandas ir gauna gydytojo psichiatro pirminė paslauga ir gydymo plano sudarimas ir toliau psichologo, psichoterapeuto, socialinio darbuotojo, slaugytojo, ergoterapeuto, esant reikalui reabilitologo paslaugas. Šiais metais psichikos sveikatos dienos tema yra psichikos sveikata darbe. Tai tikrai, ko gero, žmonės tapo drąsesni ir iš tiesų nebesitaiksto su blogais santykiais, su mobbingu darbe ir apie tai pradėjo garsiau kalbėti, bet iš tiesų ir mes tarp savo pacientų kartais tikrai sutinkam tokius, kurių psichikos sveikata būna pablogėjusi būtent dėl blogų santykių darbe. Tai iš tiesų problema yra aktuali ir kaip ir minėjau anksčiau, kad didžiąją savo laiko dalį, dienos dalį praleidžiame darbe, tai tikrai labai svarbu, kokie santykiai ir kokia atmosfera yra darbo vietoje. Bet dažniausiai ateina žmonės iš psichikos centrų, kuriems ambulatorinio gydymo nepakanka, o stacionarinio gydymo dar nereikia. Tai yra tarpinė paslauga, kurią mes teikiam. Simptomų yra labai įvairių ir turbūt kiekvienam žmogui jie pasireiškia labai individualiai. Nemiga, nerimas, nuotaikos sutrikimai. Simptomai tie, kurie neleidžia jaustis gerai, nepasitikėjimas savimi, negebėjimas atlikti tų darbų, kuriuos anksčiau mėgo atlikti mielai atlikdavo. Tai tiesiog labai visiems yra individualu ir tikrai čia nėra formulės ar taisyklės, kas galėtų nurodyti. Paslauga paklausi, mes turime 10 vietų, bet dėl paklausos tai dažniausiai maksimaliai galim teikti 15 žmonių vienu metu. Žinoma, dažniausiai kreipiasi moteris, bet tikrai tai būdinga ir vyrams, gal vyrai yra santūresni ir turbūt labiau užslepia savo jausmus ir emocijas, bet iš tikrųjų tiek vyrai ir tiek moteris gali turėti sutrikimų ir kreiptis pagalbos. Po paslaugų pristatymo visi dalyviai buvo pakviesti užimtumo veiklas, kurios skirtos ne tik supažindinti svečius su praktiniais terapijos metodais, bet ir suteikti galimybę aktyviai įsitraukti į reabilitacijos procesus, kurie padeda stiprinti psichinę sveikatą.